kampelio. Tarsi tas slaptasis, pavojingas ir bet kada aikštėje galintis pasirodyti Pini Geršono ginklas. Prasidėjo trečiasis kėlinys. Ir pirmoji Tel Avivo Maccabi komandos klaida. Jasaitis skuba į priekį, Delininkaitis. Pirmoji pražanga Anthony Parkeriui. Šiame kėlinyje, skirtai tai jau yra trečioji asmeninė pražanga, vienam iš pavojingiausių varžovų lyderių. Na, privertus bent jau Parkerį prasižengti ketvirtąjį kartą taip pat. Tai jau būtų šioks toks laimėjimas Vilniečiams. Kaip dabar klysta ir Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, jeigu per pirmąjį kėlinį jie buvo praradę vos du kamuolius, tai antrajame ketvirtyje atsigrėbė su kaupu kabutėse Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Pražanga Matthew Nilsonui. 3. asmeninė ir jam 1. komandinė Vilniaus Lietuvos Rytui. Parkeris. Vojčičius 2 taškai skaityti ir pražanga Tomui Delininkaičiui. Antroji pražanga ir Nikola Vojčičius prie baudų metimo linijos. Ir vėl, kaip ir antrajame kėlinyje, Maccabi komandos krepšininkai labai sėkmingai atlieka tą paprastą, tačiau efektyvų seną kaip pasaulis derinį 2-2. Išsikeisdami žaidėjais ir palikdami arba Bastoną, arba Vujčevičių, arba net tą patį gana aukštą ar šoklų į Parkerį prieš daug mažesnius Vilniečių komandos gynėjus. Robertas Jeftokas, Biškevicas perdavimas po krepšiu Matthew Nilsonui. Dabar tuo pačiu deriniu baudžia varžovus ir Lietuvos Ryto krepšininkai. Nilsonas po krepšiu prieš varžovų mažąjį Vilį Salomoną. Ir 2 taškai. Vojčičius laisvas iš 2 taškų zonos ir taiklę ranką turintis bei puikiu metimu iš vidutinių nuotolių pasižymintis Vujčičius vėl mažina skirtumą iki minimumo. 49-48. Na, Vilniaus Lietuvos Rytas jau dabar gali užmiršti tą didžiulę 17 taškų persvarą. Viską reikia pradėti iš naujo ir dabar jau žaidimas vyks toks, koks yra ir dabar. Taškas į tašką, geriausiu atveju. Robertas Jeftokas prasižengė šį kartą. Anthony Parkerio reidas be pražangos nutraukti nepavyksta. Keletą kartų pavyko sustabdyti tokius Parkerio reidus. Trečioji pražanga Robertui Jeftokui, 3. komandinė pražanga Vilniaus Lietuvos Rytoje. Parkeris prie baudų metimo linijos. Frederikas Hauzas grįžta į aikštę. Anthony Parkeris taiklus baudos metimas. Savo karjeros pradžioje po 4 metų NCAA lygoje 3 metus praleidęs NBA pirmenybėse, žaidęs 76ers ir Magic klubuose, po to persikėlęs į Europą ir būtent čia tapęs viena iš ryškiausių senojo žemyno krepšinio žvaigždžių. 50-49 po Parkerio baudų metimų Maccabi komanda pirmą kartą šiame kėlinyje išsiveržė į priekį. Robertas Jeftokas ir pražanga Meisio Bastonui. Antroji asmeninė. Antroji komandinė Tel Avivo klubui. Simas Jasaitis. Ir dar viena pražanga.
Dabar jau Talis Buršteinas. Trečioji pražanga jam, trečioji komandinė Maccabi ekipai. Varžovų gretose pirmą kartą šios rungtynėse pasirodė 20-asis numeris Kirkas Penny. Naujosios Zelandijos krepšininkas. Simas Jasaitis pats metą, pats atkovoja kamuolį. Sandis Biškevicas. Matthew Nilsonas, Frederikas Hausas. 10 sekundžių atakai. Hausas. Labai jau sudėtingas metimas. Rezultatas galbūt greičiau priklausė ne nuo meistriškumo, o nuo paprasčiausios fortūnos. 50-49 priekyje Tel Avivo Maccabi klubas. Ir dabar jau kamuolys svečių rankose. Vujčičius prieš Nilsoną. Ir 2 taškai. Matthew Nilsonas pasidavė klaidinančiam Vujčičiaus judesiui, atidengė varžovui kelią link krepšio, o vėliau jau nepadėjo net Robertas Jeftokas. 52-49. Matthew Nilsonas. 2 taškai bus įskaityti, skirtumas sumažėjo iki minimumo. Matthew Nilsonas po rezultatyvios jo atakos keičia Matthew Nilsoną. Nevenas Pagija. Štai Haris Mujazinovičius. Vis tik šiandien sunkiai kraštai nei Nilsonas, nei Mujazinovičius netrodo labai grėsminga jėga Vilniaus komandoje. Nors ir dažnai jos kaitalioja tarpusavį Nevenas Pagija, nei vienas, nei kitas nėra ryški ir pastebima figūra Vilniaus ekipoje. Pavyksta apsiginti nuo pirmosios atakos, tačiau dar kartą tenka sustabdyti dar vieną varžovų puolimą vilniečiams. Pavyksta padaryti ir tai. -1 taškas. Biškevicas su kamuoliu. Jeftokas. Biškevicas. Pro galinę liniją. 2 taškai. Sandis Biškevicas sugrąžina 1 taško pranašumą vilniečiams. 53-52. 4 minutės sužaista šiame kėlinyje. Vujčičius. Paulius Salomonas. Ir pražanga Sandžiui Biškevicui. Antroji asmeninė, 4 komandinė. Tik Vilis Salomonas 1 prieš 1 yra pranašesnis prieš Sandį Biškevicą. Grįžta į aikštelę Anthony Parkeris. Beveik 4 minutės sužaista trečiajame kėlinyje. Perdavimas Bastonui ir pražanga Jasaičiui. Vėl drausmingai ir gražiai žaidinėja kamuolį Tel Avivo Maccabi, akivaizdu. Šios komandos branduolys jau ne 1 ir ne 2 metus žaidžia kartu. Dauguma krepšininkų puikiai pažįsta vienas kitą ir kartais net nežiūrėdami matyti jaučia, kur yra vienas ar kitas žaidėjas. Netgi rungtynių eigoje dažnai drausmingai ir labai greitai gali keisti žaidimo planą, žaidimo stilių ir tą jau matėme ne kartą šios dienos rungtynėse. Ir tame pačiame antrajame kėlinyje. Po vilniečių spurto. Taip pasikeitė Maccabi komandos žaidimo planas. Dabar nesupranta vienas kito. Žinovičius ir Hausas suklaidinęs varžovą, Hausas suklaidina ir savo komandos draugą. 53-53 rezultatas lygus beveik įpusėjus trečiajam kėliniui. Karpas grįžta į aikštę. Maccabi komandos penkete. Meisio Bastonas, jo metimas netaiklus, tačiau būtent jam atšoko dabar kamuolys ir antrą kartą jau neklysta Meisio Bastonas. 9 jo taškas, 53-55. Vėl 2 taškais priekyje Tel Avivo klubas. Sandis Biškevicas. Ir Nevenas Pagija netrukus grąžins į aikštę Morisą Bakerį. Frederikas Hausas, Biškevicas iš 3 taškų zonos. Spjauna kamuolį
krepšio lankas. Ir Vilius Salomonas paliktas aikštės krašte. Nepavyksta ir jam. Nesiryžta pagreitinti žaidimo spartos Sandy Buškevicas. Taiklus Frederiko Hauzo metimas iš 3 taškų zonos. Šiandien beje, jeigu neklystu, pirmą kartą iš 3 taškų zonos ryžosi metimų Frederikas Hauzas. 4 minutės 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Veikisis iš 3 taškų. Taiklus metimas. Jo negalima palikti laisvo prie 3 taškų zonos. Šis krepšininkas gali pataikyti ne tik iš vidutinio nuotolio, tačiau ir iš 3 taškų. Ir dabar jau minutės pertraukėlės prašo Nevenos Pagija. Maccabi komandai įgyja didžiausią persvarą šios dienos rungtynėse. Maccabi komandai Taigi Maurice'as Bakeris grįžo į aikštę ir grįžo tuomet, kai jo komanda jau atsilieka 5 taškais. 53-58. Pažiūrėsime, ar jo pasirodymas vėl sugrąžins tą žaidimo ritmą ir tą žaidimo kokybę Vilniaus ekipai. O jo žaidimas truko vos keliasdešimt arba net 14 sekundžių. Iškart pražanga puolant ir sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio jau visam laikui Maurice'as Bakeris. Na, panaši situacija buvo ir tuomet, kai užsidirbo 4 asmeninę pražangą Maurice'as Bakeris, tuomet jį taip pat labai lengvai privertė užsidirbti pražangą puolant jo varžovas. Dabar tiesa jau tai buvo ne Vilius Salomonas, o Meisio Bastonas, tačiau dabar jau rinktis nėra labai iš ko. Sandis Buškevicas grįžta į aikštę, pasėdėjęs ant atsarginių žaidėjų suolelio vos 14 sekundžių. Ir dabar jau būtent ant jo pečių bus visa atsakomybė už komandos puolimą. 53-58, toks pat išlieka rezultatas. 3 minutės 35 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Ir su kamuoliu dabar jau Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Perdavimas Matthew Nilsonui, pražanga Meisio Bastonui. 3 asmeninė, 5 komandinė. Matthew Nilsonas stos prie baudų metimo linijos. Dabar ant atsarginių žaidėjų suolelio sėdi jau Robertas Jevtokas, leidžia palisėti šiek tiek ir jam Nevenos Pagija su varžovų priekinės linijos krepšininkais. Dabar teks grumtis Mojezinovičiui ir Nilsonui visų pirma. Abu taiklus baudos metimais šiek tiek sumažino Maccabi komandos pranašumą. 55-58, minus 3 taškai. Lietuvos Ryto komanda dabar pereina prie aikštės gynybos. Ir šį kartą pavyksta perimti ne visai tikslų perdavimą. Pabėga Simas Jasaitis, deda iš viršaus. Ir tai aišku atgaivina Vilniaus komandos gerbėjus. Skirtumas sumažėja iki 1 taško. Reikia tikėtis, kad tai galbūt atgaivins ir pačius Vilniaus komandos krepšininkus. 57-58. Ir vėl pražanga. Kažkaip vangokai dabar gynyboje žaidžia Vilniečiai. Toks ne visai užtikrintas žaidimas. Bent jau tverti kelią, tai tverti taip, kad jau nekiltų abejonių. Dėl to, kam skirti pražangą besiginančiam arba puolančiam varžovui. Dabar 4 pražanga Matthew Nilsonui ir Šaronas Astonas prie baudų metimo linijos. Pirmąjį baudos metimą pataiko, antrąjį taip pat ir vėl 3 taškų persvarą turi Tel Avivo Maccabi krepšininkai. 60-57. Sandis Buškevicas. Marius Mojezinovičius. Buškevicas. Visą pusę minutės iki kėlinio pabaigos. Matthew Nilsonas agresyviai sužaidžia prieš Nikolą Vojtičių ir vėl minimali persvara po taiklaus Matthew Nilsono dvitaškio. 59-60. Anthony Parkeris 2 taškai ir ketvirtoji, tai yra pirmoji pražanga Hariui Mojezinovičiui.
12 numeris Marius Mojezinovičius įžengė pirmąjį kartą DFS faulą. Ir Anthony Parkeris dar prie baudų metimo linijos. Netaiklus čia baudos metimas, nu. Šiandien Anthony Parkeris bet kuriuo atveju jau po šių rungtynių tikrai nesidalins naudingiausio žaidėjo prizu su Harimu Jozinovičiumi. Atkovoja kamuolį Simas Jasaitis po netaiklaus komandos draugo metimo. 2 jo taškai. Jis ir toliau išlieka rezultatyviausių krepšininkų Vilniečių gretose. 15 taškų Simo Jasaičio sąskaitoje, vėl minimali Maccabi komandos persvara. 61-62. Anthony Parkeris. Galima žaisti toliau. Šį kartą prameta Anthony Parkeris. Jasaitis su kamuoliu. Minutė 30 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Frederikas Žauzas. Ir dabar jau pražanga. Vieni Šaronui Sasonui, Haris Mojezinovičius stos prie baudų metimo linijos. Vietoj ketvirtąją pražangą gavusio Šarono Sasono į aikštę vėl grįžta Mateo Bastonas. Atsipūtęs, toliau tęs dvikova ir Talis Buršteinas. O Haris Mojezinovičius prie baudų metimo linijos. Šiandien kol kas jis 2 baudas metė, 2 pataikė. Pataikė ir trečiąjį metimą. 6 taškai Mojezinovičiaus sąskaitoje. Rezultatas lygus 62-62. Ir antrasis baudos metimas taiklus 63-62. Eisėjo Bastonas, perima kamuolį Frederikas Žauzas. Apsigynė Vilniečiai, vėl skuba į priekį. Žauzas, perdavimas Mojezinovičiui. Mojezinovičius prieš Meisėjo Bastoną ir pražanga Meisėjo Bastonui. 4. asmeninė. Na ir štai taip, sukandę dantis, kovodami iš visų jėgų, Vilniaus ekipos žaidėjai priverčia jau dabar nervintis Maccabi krepšininkus, diskutuoti su rungtynių arbitrais. Ir štai už šią 4. pražangą dabar jau keičiamas yra Meisėjo Bastonas, sėdasi jis ant suolelio, vietojo Janivas Grinas aikštėje. Mojezinovičius vėl prie baudų metimo linijos. Tai yra vienintelis dabar likęs kelias į pergalę. Sukandus dantis, nepaisant visų sunkumų, nepaisant visų problemų. Galima kautis su Maccabi ir galima dar tikėtis sėkmingos šių rungtynių pabaigos. Mojezinovičius ir toliau meta taikliai baudos metimus. Vilniečiai ir toliau spaudžia varžovus ir dabar jau 3 taškais priekyje Vilniaus Lietuvos Rytas. 65-62. Vėlis Salomonas nepasiduoda jo klaidinančią lygas į Jasaičių. Salomonas meta iš sunkios padėties. Atkovoja kamuolį Nilsenas su Mojezinovičium. 3 taškų persvara išsaugota. 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Jasaitis. Buškevicas. 10 sekundžių atakai. Buškevicas perdavimas po krepšiu. Nilsenas. Ir jis stumteli. Varžovai. Atrodo Nikola Vujtičius prasižengia. 2 baudos metimai. 3 pražanga Vujtičiui. Nilsenas mes baudos metimus. 31 sekundė iki kėlinio pabaigos. Nilsenas gali baudos metimais dar labiau padidinti skirtumą. Taip, baudos metimas. 14 metį Nilseno taškas. Antrasis baudos metimas netaiklus. 66-62. 27 sekundės iki kėlinio pabaigos. Talis Buršteinas. Vujtičius.
4 sekundės atakai, perima kamuolį Haris Mojezinovičius ir deda jį iš viršaus 68-62 ir tai yra puiki šio kėlinio pabaiga. Vilniečiai ne tik atsilaikė prieš labai galingą Maccabi spurtą. Taigi tęsime tiesioginę transliaciją iš Vilniaus ir čia nepavyksta nei Matthew Nilsonui, nei Frederikui Hausui pradėti kėlinio sėkmingą ataką. Dabar jau tokį šansą turi Tel Avivo Maccabi klubas. O aišku labai nenori čia Vilniaus arenoje susirinkę gerbėjai ir to pavyksta išvengti. Apsigina Vilniaus Lietuvos Rytas po netaiklaus Anthony Parkerio metimo ir atkovoja kamuolį 68-62 rungtynėse tarp dviejų praėjusio sezono Europos turnyrų laureatų. Eurolygos čempionas prieš ULEB taurės laimėtoją ir Haris Mojezinovičius pataiko tritaškį didindamas skirtumą iki 7, 71-62. Nelietė kamuolio Mateo Bastonas. Taigi pratęs ataką Maccabi krepšininkai, jiems dar lieka 16 sekundžių. Žaista beveik 1 minutė šiame ketvirtajame kėlinyje. Šiose Vilniaus komandai velniškai sudėtingose rungtynėse. Na, Maccabi ekipa jos taip pat nelengvesnės, o kol kas dar net ir gerokai sunkesnės. 71-62. Talis Buršteinas. Mesti progos kol kas nėra. Derekas Šarpas. Bet dabar jau išprovokuoja šią pražangą Derekas Šarpas. Gudrus patyręs krepšininkas. Ir 2 baudos metimai. Trečioji pražanga Sandžiui Buškevičiui. Dešimt taškų jau pelnė Derekas Šarpas šiandien. Iš 3 baudų pataikė 2. Meta pirmąjį baudos metimą. 71-63. Sportinė prasme šios rungtynės ypatingai didelės reikšmės abiem komandom kaip ir neturi. Abi ekipos savo pirmąjį sezono tikslą jau pasiekė, tai yra užsitikrino vietą antrajame etape, top 16 etape, tačiau principinė šios dvikovos reikšmė yra nepaprastai didelė. Jau nekalbant apie tai, aišku, kad abi ekipos nori užimti kuo aukštesnę vietą savo grupėje. Tačiau, aišku, ir nori laimėti tiek Maccabi, tiek Vilniaus Lietuvos Rytas. Vien todėl, kad Maccabi nori revanšą už tą pralaimėjimą savo arenoje, bei vienintelį pralaimėjimą savo žiūrovų akivaizdoje kol kas šį sezoną pirmajame ir antrajame ratuose Eurolygoje. Nu, Vilniečiai taip pat norėtų galų gale padovanoti savo gerbėjams pergalę ir baigti pirmąjį ratą su teigiamu balansu savo arenoje. Kol kas rezultatas lygus 3-3. Talis Buršteinas perdavimas Vujčičiui. Prieš taip prasižengia Haris Mojezinovičius, antroji pražanga jam, antroji komandinė. 71-64, 7 taškų persvarą dabar dar turi Vilniaus Lietuvos Rytas. Anthony Parkeris, prieš jį dabar 4 pražangas turintis Matthew Nilsonas ir toliau renkasi pražangas Vilniečiai Frederikas Hausas. Ketvirtoji pražanga jam. Daugėja štai tokių potencialių mirtininkų abiejose komandose. Vietoj Hauso dabar į aikštę grįžta Tomas Delininkaitis. Ir pražiopso Buškevicas ir Delininkaitis. Anthony Parkerį 2 lengvi taškai ir 2 gražūs taškai po Parkerio dėjimo. Lieka tik 5 taškų pranašumas Vilniaus Lietuvos Rytui. O kaip klysta aikštės viduryje Vilniaus ekipos gynėjai. Tokių klaidų Eurolygos čempionai neatleidžia. Dar viena brangiai kainavusi pamoka. Ir jau tik 3 taškų skirtumas. 71-68. Sandis Buškevicas. Ketvirtąjį kėlinį Maccabi krepšininkai pradeda maksimaliai susikaupę. Iš karto galingas spaudimas. Kelios vilniečių klaidos, kelios sėkmingos Maccabi atakos. Ir tos atrodytų solidžios persvaros kaip neliko. Matthew Nilsonas.
Mojezinovičius. Priverstinis metimas jau beveik pasibaigus atakai skirtam laikui. Derekas Šarpas iš 3 taškų zonos. Dar vienas taiklus jo metimas ir rezultatas lygus. 71-71 ir dabar jau ne vienas Pagė neturi kitos išeities, kaip tik tai prašyti minutės pertraukos. 71-71 po dar vienos gilios Vilniaus Lietuvos Ryto duobės ir po pralaimėtos atkarpos 0-9. Rezultatas vėl lygus ir Vilniaus komandai vėl tenka ropštis iš šios duobės. Nilsenas, Mojezinovičius, Jasaitis, Buškevitas ir Delininkaitis. Toks dabar yra Vilniečių penketas. Ir pražanga Taliui Buršteinui. Ketvirtoji asmeninė jam, pirmoji komandinė Maccabi ekipai. Tarpo Pini Geršonas keičia Meisio Bastoną. Vietoje aikštėje Nyvas Grynas. Matyt, nori nerizikuoti 4 pražangas turinčių savo vidurio puolėjų. Delininkaitis, Buškevicas iš 3 taškų zonos, 3 taškai, 74-71. Po pusantros minutės trukusios tylos ir juodos atkarpos pagaliau vėl pavyksta pataikyti vilniečiams, pelnyti taškus ir nuo Nyvo Gryno kojos kamuolys palieka aikštę. Maccabi komandos klaida, vėl sugrąžinanti kamuolį vilniečiams ir neilgai pasėdėjo Meisio Bastonas, grįžta į aikštę ir Robertas Jeftokas, keičiantis Matthew Nilsoną, kuris po paskutinės varžovo pražangos atrodo gavo nedidelę traumą. Buvo į priekį su kamuoliu Buškevicas. Ir perdavimas tiesiai varžovui į rankas. Dabar atrodo dar kartą klysta Maccabi krepšininkai. Taip, pameta kamuolį lygioje vietoje, tiesa padedami Vilniečių gynybos kabutėse. Taip, išsprūsta kamuolys Taliui Buršteinui. Ir atitenka Vilniaus Lietuvos Rytui. Atrodo, jog ten nervinė įtampa šiek tiek veikia ir kai kurios net ir labiausiai patyrusius Maccabi krepšininkus vietoj Buršteino. Dabar aikštėje Vilis Salomonas. Aris Mojezinovičius su kamuoliu. Jeftokas. Prieš jį Vujčičius. Jeftokas, Buškevicas. Buškevicui už rankų griebė varžovas. Derekas Šarpas. Ketvirtoji pražanga jam. 4 varžovų jau turi po 4 pražangas. Taigi tokių pavojingoje zonoje atsidūrusių priešininkų taip pat yra nemažai. Robertas Jeftokas. Išmuštas kamuolys iš rankų jam. Ir šį kartą Vujčičius pasirodė esąs gudresnis ir vikresnis prie savojo krepšio. Parkeris prieš Jasaitį. Vujčičius. Salomonas. Derekas Šarpas. Netaiklus jo metimas, tačiau Meisio Bastonas ima kamuolį. Grumtynės baudos aikštelėje. Salomonas iš 3 taškų zonos taiklus metimas ir rezultatas vėl lygus. 74. Lygiai 4 minutės sužaista šiame kėlinyje. Tomas Delininkaitis priverčia prasižengti Vilį Salomoną. Antroji pražanga jam, trečioji komandinė Maccabi ekipai. 15 kartų numeris Vilis Salomon prasižengė antrąjį kartą Nilsenas faul. Buškevicas. Jasaitis. Gražus reidas po krepšiu ir dabar jau Timo Jasaičio atrodo fiksuojama pražanga puolant. 13 numeris Jasaitis prasižengė antrąjį kartą Nilsenas faul. Antroji pražanga Vilniečių komandos krepšininkui, rezultatyviausiam šiandien Lietuvos Ryto komandos žaidėjui. Kol kas jo sąskaitoje 15 taškų.
Viršoje mesta kamuolį Robertas Jevtokas. Ir daro tai neliesdamas Parkerio rankos. 13 sekundžių lieka varžovų atakai. Derekas Šarpas. Salomonas pašokdina varžovą, tačiau nesugeba permesti kamuolio tinkamai. Dabar jau buvo metimas ne į krepšio, greičiau link krepšio. Antrą kartą iš eilės Lietuvos Ryto gynyba patikimai stabdo varžovų atakas. Jevtokas. 8 sekundės atakai. Buškevicas iš 2 taškų zonos. Netaiklus metimas. Jevtokas atkovoja kamuolį. Dar vienas šansas ilgai ir ramiai pozicinė atakai Vilniaus Lietuvos Rytui. Beveik įpusėjus ant ketvirtajam kėliniui. Buškevicas. Vezinovičius. Galbūt šiek tiek ir per lėtai juda kamuolys. Kol kas Makabio gynybai nėra jokių problemų išsirenkant Vilniaus komandos krepšininkus. Ir štai prarastas kamuolys ir 2 lengvi taškai. Toks pozicinis puolimas nekelia jokių problemų Vilniaus tai yra Makabi komandos gynybai. Šį kartą vos pavyksta išvengti klaidos Vilniaus ekipai, tačiau laisvas lieka Jasaitis ir baudžia varžovus už tai tritaškių metimo. 18 Jasaičio taškas. Rizikinga, tačiau viskas baigėsi laimingai Vilniaus komandai. 77-76. Vojtičius. Netaiklus jo metimas. Ir pražanga kam? Pražanga Mojozinovičiui. Taip, atrodo prasižengia Mojozinovičius. Trečioji pražanga jam. Baudos metimus mes Makabi krepšininkai, o tai reiškia, jog jie turi šansą vėl susigrąžinti savo pranašumą. 4 minutės ir 16 sekundžių ir labai jau kietas ketvirtasis kėlinys. Nu, nieko kito ir nebuvo, turbūt galima tikėtis. Ir dar vienas įrodymas, kad tie kelialapiai, kuriuos turi abi komandos, dar nieko nereiškia. Dėl pergalės šiandien kovojama iki paskutiniųjų. Nikola Vojtičius prie baudų metimo linijos. Sakykime taip, pusėtinas baudų metikas ir pirmasis pramestas baudos metimas tai tik patvirtina. Antrasis įmestas taip pat. 77-77. 4 minutės ir 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Sandis Buškevicas su kamuoliu. Jasaitis. Ir pražanga Anthony Parkeriui. Ir tai yra 4. pražanga jam. Bei 5. komandinė. Anthony Parker, 4. pražanga. Zapraszam. Tai yra 4. komandinė pražanga Makabi klubui. Panas Delininkaitis. Prieš Julius Salomonas. Delininkaitis. Iš 3 taškų zonos. Labai netaiklus metimas. Jasaitis gelbsti kamuolį savo ekipai. Tiesa neilgai jo džiaugiasi Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, tačiau taip, išsaugo jį aikštės šeimininkai. Pasipylė klaidos ir Makabi ekipos žaidime. Išsaugojo aikštės ribose Vilius Salomonas. Delininkaitis. Naujas atakai skirta laiko limitas. Vėlgi leidžia skubėti, leidžia neskubėti Vilniečiams, tačiau pasyvus žaidimas taip pat nieko gero neduos. O štai toks gali atnešti sėkmę. Matthew Nilsonas, 2 taškai, aktyviai žaidžia netoli krepšio Matthew Nilsonas. 79-77, 2 taškais siekia Vilniaus Lietuvos Rytas. 3 minutės ir 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Parkeris. Jo metimas netaiklus, tačiau Meisija Bastonas gelbsti savo komandą ir savo komandos draugą, išlygindamas rezultatą. 79-79. Sandis Buškevicas, Matthew Nilsonas. 2 minutės ir 50 sekundžių. Robertas Jevtokas.
2 taškai per Nikolą Vujčičių. 81-79. 2 minutės 40 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Galima žaisti toliau ir keliasi nuo grindų Matthew Nilsonas. Vilius Salomonas. Baigėsi atakai skirtas laikas, nesuspėjo išmesti kamuolio Vilius Salomonas. Vilniaus gynyba triumfuoja. 24 sekundės privertė laikyti kamuolyje varžovus, kurie taip ir nesusikūrė savo progos ataką. Ir dabar Pini Geršonas prašo minutės pertraukėlės. Grįžtame į Vilnių, kur šiandien čia pirmoji Eurolygos drama. 81-79. 2 taškais priekė Vilniaus Lietuvos Rytas, 2 minutės ir 27 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Kamuolys Vilniaus Lietuvos Ryto rankose ir Maccabi krepšininkai po minutės pertraukėlės pasiruošė nuo pat pirmųjų aikštės metrų spausti Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkus, ypatingą dėmesį aišku skirdami gynėjams. Pražanga Vilius Salomonui. Baudos metimus dabar turės mesti Tomas Delininkaitis. Vilius Salomonui tai trečioji pražanga. Pirmasis. 82-79. Dabar jau svarbus kiekvienas taškas. Ir abu baudos metimus sumetęs Tomas Delininkaitis padidino skirtumą iki 4. 83-79. Svarbus ir kiekvienas epizodas ginantis. Anthony Parkeris su kamuoliu. Taiklus jo metimas iš toli. 2 taškai. Jie mažina skirtumą iki 2. 83-81. Anthony Parkeris tai yra žmogus, kuriam dažniausiai patikimi metimai lemiamais momentais, nors tokių paskutinių metimų specialistų Maccabi klube yra ir daugiau. Išsaugo kamuolį šiaip taip Vilniaus komanda savo rankose, tiesa laiko lieka labai mažai. Robertas Jeftokas per varžovo rankas. Jo metimas netaiklus, o kamuolius Maccabi krepšininkai dabar jau susirenka pavyzdingai. Vėl Parkeris su kamuoliu. Vilius Salomonas. Perdavimas Vujčičiai. Vujčičiaus metimas nepasiekė tikslo. Buškevicas su kamuoliu. Minutė 20 sekundžių. Dabar jau galima ir pagalvoti. Ir verta skubėti. Neskuba Buškevicas. 2 taškų persvarą turi jo komanda. Minutė 15 sekundžių. Buškevicas. Tiesa dabar jau tik 10 sekundžių lieka atakai. Matthew Nilsonas. 5 sekundės. Matthew Nilsonas. Perdavimas Delininkaičiui. Delininkaitis iš toli. Netaiklus jo metimas. Prasideda paskutinė ketvirtojo kėlinio minutė. Anthony Parkeris. Derikas Šarpas. 50 sekundžių. 10 sekundžių Maccabi atakai. Anthony Parkeris prieš Jeftoką. Parkeris. Vujčičius. Parkeris. Netaiklus jo metimas ir su kamuoliu Delininkaitis. Tai jau neblogai. Apsiginta nuo labai svarbios Maccabi atakos ir 30 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Buškevicas su kamuoliu. Viena iš paskutinių ir galbūt svarbiausia Lietuvos Ryto ataka. Delininkaitis. Numeta kamuoliu Jasaičiui. Jasaitis 3 taškai. Simas Jasaitis iš toli pataiko Simas Jasaitis. Likus žaisti 19 sekundžių ir dabar didina skirtumą iki 5 taškų ir minutės pertraukėlės prašo Pini Geršonas. Taigi grįžtame į Siemens areną, kur ką tik Simas Jasaitis 3 taškų metimu, galima sakyti, mestelėjo Vilniaus Lietuvos Rytą link pergalingo šių rungtynių baigties. Štai 13 Vilniaus Lietuvos Ryto numeris, 19 sekundžių ir 30 dar lieka iki šių rungtynių ketvirtojo kėlinio pabaigos. Visko dar gali būti, tačiau dabar puikius šansus turi Vilniaus Lietuvos Rytas. 86-81. Toks dabar yra rungtynių rezultatas ir Pini Geršono komanda dabar atsiveria labai sudėtingoje situacijoje. Vilniaus komandai dabar belieka tik tai nesukomplikuoti situacijos. Ir dabar atrodo dar vienos, taip, antrosios minutės pertraukėlės prašo iš karto Pini Geršonas. Taigi dar viena pauzelė.
Ir kol kas laimingi Siemens arenoje čia susirinkę beveik 11 000 aistruolių, kurie tiesiog sprogo triukšmu ir emocijomis po Simo Jasaičio tritaškio. Kalis Buršinas grąžins kamuolį į aikštę ir maksimaliai susikaupė dabar Vilniečių komandos penketo žaidėjai. Vilius Salamonas. 2 greiti taškai. Vos kelias sekundės trukusi ataka. Ir iš karto staigi Vilius Salamono pražanga, 4 asmeninė. Delininkaitis mes baudos metimus. Na, Makabi komandos taktika aiški. Greiti taškai. Pirmą jos dalį jie įvykdė ir staigi pražanga. Antroji taip pat. Trečioji priklauso jau ne nuo jų, o nuo to, kaip baudos metimus mes Vilniečiai. Dabar kažką dar pasako Derekas Šarpas Tomui Delininkaičiui, matyt palinkėjo nepataikyti baudos metimų. Pažiūrėsim, ar pasiduos šiam psichologiniam spaudimui Delininkaitis. Jis kol kas šiandien metė 4 baudas ir jis pataikė, iš viso pelnė 6 taškus. Dabar šie baudos metimai labai svarbus. Pataiko pirmąjį baudos metimą Delininkaitis, 87-83. Reikalingas ir dar vienas, kad nuraminti varžovus ir visų pirma Šarpą. Antrasis taip pat taiklus, 88-83. Vilius Salamonas. Jį jau pasitinka Jeftokas, atsisako sumanimo. Salamonas meta Šarpas meta netaikliai ir atkovoja kamuolį Buškevičius. Ir tai jau atrodo viskas, taip. Perima kamuolį Vilniečiai. Ir dar tritaškių bandė užbaigti viską Jasaitis, tačiau to jau nebeprireikė. Užteko ir to pirmojo. Jasaitis, galima sakyti, būtent jo tritaškis tapo lemtingas, tačiau lemtingi buvo šiandien visi tie metimai ir visi tie taškai, kuriuos pelnė Vilniaus Lietuvos Rytas. Taigi iškovota pergalė nutraukianti tą nesėkmių seriją. Ir tai yra antroji pergalė prieš Eurolygos čempionus, 88-83. Ir mes netrukus pratęsime tiesioginę transliaciją. Likite su mumis.